Brangieji, šiandien girdėjome Jėzaus palyginimą apie didžiąją puotą. Tai pasakojimas apie kvietimą. Apie Dievo kvietimą žmogui. Apie kvietimą, kuris skamba ne tik anuometiniams žmonėms, bet ir kiekvienam mūsų šiandien. Palyginime vienas žmogus surengė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus laikui tarnas išėjo pranešti pakviestiesiems. Ateikite, nes jau viskas paruošta. Tačiau nutiko kažkas keista. Tie, kurie buvo pakviesti, pradėjo atsikalbinėti. Vienas nusipirko lauką, kitas 5 jungus jaučių, trečias vedė. Visi turėjo priežasčių. Visi buvo užimti. Visi manė, kad yra svarbesnių reikalų. Ir čia prasideda ne tik jų istorija, čia prasideda ir mūsų istorija. Jeigu būtume visiškai atviri, turėtume pripažinti, kad šie žmonės labai panašus į mus. Mes retai sakome, Dieve, man tavęs nereikia. Dažniau sakome, ką kitą. Ne dabar. Ne dabar, nes turiu daug darbo. Ne dabar, nes turiu daug rūpesčių. Ne dabar, nes reikia užauginti vaikus. Ne dabar, nes reikia susitvarkyti gyvenimą. Ne dabar, nes pavargau. Ne dabar, nes turiu kitų planų. Velnias dažnai net nebando mūsų paversti bedieviais. Jam pakanka padaryti mus nuolat užimtais. Kartais žmogus gyvena taip, tarsi būtų amžinas. Tarsi rytojus būtų garantuotas. Tarsi visada dar mūsų laiko Dievui. Tačiau Evangelija mums primena, kad svarbiausias klausimas nėra, kiek turime planų. Svarbiausias klausimas, ar girdime Dievo kvietimą. Tie žmonės palyginime nepadarė nieko blogo. Jie nevogė, nežudė ir nedarė nusikaltimų. Jie tiesiog pasirinko kitus dalykus vietoj kvietimo. Ir būtent čia slypi nuodėmės pavojus. Nuodėmė visada atrodo kaip atviras maištas prieš Dievą. Dažnai atrodo kaip gyvenimas, kuriame Dievas vis atsiduria paskutinėje vietoje. Pažvelkime į pasiteisinimus. Vienas nusipirko lauką, kitas nusipirko jaučius, trečias sukūrė šeimą. Ar tai blogi dalykai? Ne. Žemė yra dovana, darbas yra dovana, šeima yra dovana. Tačiau net Dievo dovanos gali tapti stabais, jeigu užima Dievo vietą. Kartais žmogus taip rūpinasi gyvenimu, kad pamiršta gyvenimo davėją. Taip rūpinasi sveikata, kad pamiršta sielą. Taip rūpinasi laikinais namais, kad pamiršta amžinuosius namus. Taip rūpinasi rytojumi, kad praranda amžinybę. Jėzus ne kartą perspėjo, kad visas pasaulis vieną dieną praeis. Praeis mūsų darbai, praeis mūsų pasiekimai, praeis mūsų pareigos, praeis net mūsų kūnas, bet Dievo žodis pasilieka amžinai. Todėl didžiausia tragedija nėra prarasti pinigus, didžiausia tragedija nėra prarasti karjerą, didžiausia tragedija yra prarasti Dievo kvietimą. Būtų lengva smerkti anuos svečius, tačiau jeigu sąžiningai pažvelgtume į save, rastume daug panašumų. Kiek kartų malda buvo atidėta vėlesniam laikui? Kiek kartų Dievo žodis liko neperskaitytas? Kiek kartų sekmadienio pamaldoms atsirado svarbesnių darbų? Kartais žmogus taip ilgai atidėlioja, kad vėliau išvis neateina. Todėl šis palyginimas nėra tik istorija apie kažkokius anuomet gyvenusius žmonės. Tai veidrodis mums. Dievo įstatymas šiandien atidengė ir mūsų širdį. Mes nesame tokie ištikimi, kaip norėtume atrodyti. Mes nesame tokie dėkingi, kaip turėtume būti. Mes nesame tokie atsidavę Dievui, kaip jis to vertas. Ir jeigu mūsų išgelbėjimas priklausytų nuo mūsų ištikimybės, ne vienas negalėtume išlikti. Jeigu išgelbėjimas priklausytų nuo mūsų darbų, ne vienas neturėtume vietos prie Dievo stalo.
Jeigu išgelbėjimas priklausytų nuo mūsų vertumo, visi liktume už durų. Bet būtent čia palyginime atsiveria Evangelija. Svarbiausi šio palyginimo žodžiai. Ateikite, nes jau viskas paruošta. Atkreipkite dėmesį, šeimininkas nesako, ateikite ir užsidirbkite vietą. Jis nesako, ateikite ir įrodykite savo vertę. Jis nesako, ateikite, kai tapsite pakankamai geri. Jis sako, jau viskas paruošta. Puota parengta, stalas padengtas, vieta paruošta, viskas padaryta. Tai Evangelijos širdis. Dievas mūsų neišgelbėjo todėl, kad mes geri. Dievas mūsų neišgelbėjo todėl, kad mes nusipelnę. Dievas mūsų neišgelbėjo todėl, kad labai stengiamės. Jis išgelbėjo mus per Kristų. Ant kryžiaus Jėzus atliko viską. Kai jis ištarė, atlikta, buvo sumokėta už visas nuodėmes. Visos mūsų skolos buvo padengtos. Visos mūsų klaidos uždengtos. Buvo nugalėta mirtis. Buvo atvertas dangus. Buvo paruošta vieta visiems Dievo vaikams. Todėl krikščionybė nėra pasakojimas apie tai, ką žmogus turi padaryti dėl Dievo. Krikščionybė yra geroji žinia apie tai, ką Dievas jau padarė dėl žmogaus. Palyginime šeimininkas nepasiduoda. Jis siunčia tarną vėl. Jis kviečia vargšus, luošius, akluosius, palievusius. Tuos, kurių niekas nekviečia. Tuos, kurie jautėsi nereikalingi. Tuos, kurie manė, kad jiems nebėra vietos. Tai nuostabi Evangelija. Dievo karalystė nėra rezervuota tobuliems žmonėms. Jis skirta pavargusiems, jis skirta ieškantiems, jis skirta klystantiems. Jis skirta tiems, kurie žino, kad be Dievo malonės jie neturi kuo pasigirti. Kartais žmogus galvoja, aš per daug nusidėjau, aš per daug suklydau, aš per toli nuėjau. Tačiau Kristus sako, ateik. Ne todėl, kad esi vertas, bet todėl, kad viskas jau yra paruošta. Gražiausia šio palyginimo vieta yra ta, kad šeimininkas nori pilnų namų. Jis nenori tuščio stalo, jis nenori tuščių vietų, jis nori, kad žmonės ateitų. Toks yra mūsų Dievas. Jis nenori mūsų pražūties, jis nori mūsų išgelbėjimo. Jis nori surinkti savo vaikus, jis nori, kad gyventume jo malonėje. Todėl šiandien Dievas tau ir man sako, ateik. Ateik su savo silpnumu, ateik su savo abejonėmis, ateik su savo nuovargiu, ateik su savo kalte, ateik toks, koks esi. Nes viskas jau yra paruošta. Krikščionis gyvena šiame pasaulyje, bet jo širdis priklauso kitai karalystei. Jis naudojasi Dievo dovanomis, bet jų negarbina. Jis dirba, bet ne darbui tarnauja. Jis myli šeimą, nes Dievas yra meilė. Jis planuoja rytojų, bet pasitiki viešpačiu. Jis žino, kad vieną dieną visa, kas laikina, pasibaigs. Tačiau Dievo puota niekada nesibaigs. Šiandien išeidami iš šių pamaldų, mylimieji, įsineškite vieną mintį, kuri gali pakeisti visą mūsų savaitę, o gal net ir gyvenimą. Dievas tavęs nekviečia todėl, kad esi tobulas. Jis kviečia todėl, kad Kristus viską padarė už tave. Todėl nebegyvenkime nuolat bijodami, kad esame nepakankami. Nebesinešiokime širdį minties, kad pirmiausia turime tapti gerais, paklusniais, stipresniais ar vertesniais. Dievas jau atvėrė duris, Kristus jau paruošė vietą. Evangelija sako, ateik. Ji niekada nesako, pasistenk labiau. Ir kai rytoj prasidės nauja savaitė, kai vėl lauks darbai, rūpesčiai, pareigos, iššūkiai, prisiminkime, mes nekeliaujame vieni. Mūsų laukia ne tik nauja diena, mūsų laukia Dievas. Mūsų laukia jo pažadai, mūsų laukia jo malonės.
Todėl gyvenkime drąsiai. Mylėkime žmonės drąsiai, atleiskime drąsiai, tarnaukime drąsiai ir svajokime drąsiai ir tikėkime drąsiai. Nes mūsų ateitis laikosi ne ant mūsų jėgų, o ant Dievo ištikimybės. Kai pasaulis primins, ko mums trūksta, Dievas primins, ką jau gavome iš Kristaus. Kai širdis primins mūsų nuodėmes, Kristus primins savo kryžių. Kai gyvenimas atrodys sunkus, prisiminkime, kad Dievas jau ruošia mums amžiną puotą, kurioje nebebus nei ašarų, nei ligų, nei išsiskyrimų, nei mirties. Todėl nenuleiskime akių į vien šios dienos rūpesčius. Pakelkime jas aukščiau, žvelkime į Kristų, žvelkime į jo pažadus, žvelkime į jo karalystę. Ir kiekvieną kartą, kai pasijusime pavargę, neverti ar pasimetę, klausykimės jo balso. Ateik, nebijok, vieta tau paruošta, stalas padengtas, durys atviros, jau viskas paruošta. Tad eikime per gyvenimą ne kaip žmonės, kurie kažko dar ieško, bet kaip žmonės, kurie Kristuje jau rado didžiausią lobį. Ir te būna mūsų širdise džiaugsmas, viltis ir drąsa, nes mūsų viešpats Jėzus Kristus viską paruošė. Amen.